noriu tiesiog taip gražiai jums priminti, jeigu jūs norėtumėte užsirašyti, tai pasiimkite užrašus ir rašyklį, nes man taip patiko, kaip Paulius šeštadienį sakė, kad pats bukiausias pieštukas yra aštresnis už bet kokį aštrų protą. Taip kad tikrai, jeigu kad čia kai kokios tokios informacijos bus, kurią ir galbūt reikėtų užsirašyti, gal ir norėsit užsirašyti, taip kad pasiimkite. Aš kai ką, kur manau, kad reikėtų užsirašyti, galbūt lėčiau tarsiu žodžius, tai va. Taigi tiesiog aš trumpai supažindinsiu ir vesiu jūs į tą kelią, kurį galėsite tęsti mokymų seminarų ciklę Kaune. Apie tą mokymų seminarų ciklą jau aktualijose yra paskelbta, tvarkaraštis ir viskas, pasidomėkit. Ir tikrai nerkite šitus mokymus, negalvodami, nesvarstydami, todėl kad tai yra jūsų sėkmė ir jūsų ateitis. O Vilniuje mes organizuosime vienos dienos seminarą, čia bus atskirai paskelbtas, preliminariai kovo 19, aš tik tai noriu pasakyti, kad maždaug žinotumėt, tai Silvo metodo seminarą nukreipta į darbą tinkliniam marketinge. Kas tas yra Silvo metodas, galbūt daug kas žino, tai yra metodas atėjęs iš Amerikos ir ten, reiškia, tą seminarą ves dėstytoja Silvo metodo dėstytoja Aleksandra Usevičienė. O visa kita informacija, kur, kada, kaip vyks ir koks, kiek reikės mokėti, tai vėliau viską tą mes parašysim. Ir aišku, kuo jūsų daugiau susirinks tiek Kaune, tiek Vilniuje, tuo reikės mažiau mokėti už tuos mokymus seminarus. Tai va. Ir apie kągi mes čia dabar kalbėsim. Va. Ogi apie tai, kaip pagerinti savo gyvenimo kokybę, bei pasitelkus proto ir vaizduotės galės pasiekti geresnių rezultatų ir uždirbti daugiau pinigų. Tikriausiai tai yra visiems labai aktualu. Aš visuose savo seminaruose dabar seminaruose, prezentacijose, tą akcentuoju, kad 21 amžius tai jau yra labai didelių pasikeitimų amžius. Ir tai, kaip mes gyvenom anksčiau, dabar jau nebeveikia, reikia į tai atkreipti dėmesį. O žmonės ir toliau gyvena taip, kaip gyveno praeitam amžiui. Todėl kiek įmanoma greitesniais tempais reikia keistis, kad mūsų gyvenimo kokybė neblogėtų, bet gerėtų. Pastaraisiais dešimtmečiais atlikti moksliniai tyrimai rodo, jog pirmaujantys žmonės savo protų naudojasi neįprastu būdu. Jie išnaudoja didžiąją proto dalį ir atlieka tai ypatingu būdu. Eilinis žmogus išnaudoja tik 5 procentus savo proto galimybių, o kur dar 95 procentai? Tai ar jūs įsivaizduojate, kiek galima būtų nuveikti ir kaip gyventi, jeigu išnaudotume bent pusę savo proto galimybių? Ir vat to moko jau nemažai tam žinomas ir Lietuvoje Silvo metodas. Aš Silvos metodo mokausi, tai yra jau 5 metus. Ir lankau labai daug seminarų, lankau Silvo klubą, kiekvieną mėnesį vieną kartą vyksta. Ir tai man padėjo pagerinti sveikatą, bei pasiekti tai, ką aš pasiekiau mūsų kompanijoje FM Group. O jūs žinot, ką aš pasiekiau? Nes aš net nesitikėjau, kad šitaip galėsiu padaryti tai va. Bet apie savo istoriją galbūt aš papasakosiu vėliau, aš nežinau, čia klausimų dabar nebus, pažiūrėsim, tai čia vėl pabaigoje aš papasakosiu, ką aš tokio vis dėlto dariau ir tokių įdomių
potyrių mano gyvenime čia per šitus kelis metus įvyko. Ir aš esu labai dėkinga tiems mokymams, seminarams už tai, kad aš šiandien esu, kas aš esu ir ko aš pasiekiau ir ką aš turiu šiandien. Sėkmė priklauso nuo gebėjimo naudotis proto galiomis. Ar kada nors pastebėjote, kad gimimas turtingoje šeimoje yra ir ypatingomis sąlygomis dar negarantuoja sėkmės gyvenime? Lygiai kaip ir augimas skurde dar nepasmergia nesėkmei. Sėkmė nepriklauso nuo išsilavinimo. Microsoft kompanijos įkūrėjas Billas Gatesas, kurį jūs tikriausiai labai gerai žinote, buvo išmestas iš koledžo ir taip jau nutiko, kad tapo turtingiausias žmogus pasaulyje. Michaelas Dellas taip įnirtingai surinkinėjo kompiuterius kitiems studentams, kad jam teko mesti studijas Teksaso universitete ir šiandien Dell yra stambiausias asmeninių kompiuterių gamintojas visame pasaulyje. O Tomas Edisonas ir Albertas Einšteinas labai prastai mokėsi. O Abrahamas Linkolnas te buvo vos ragavęs mokslų. Tai jūs įsivaizduojat, kokie protai. Tai kaipgi jie dabar pasiekė tokių aukštumų, jeigu taip atsitiko jų gyvenime. Ogi jie žinojo, kaip naudotis proto galiomis. Ir aš čia dabar truputį pažiūrėsiu tokios informacijos iš knygos. Mokslininkai padalino smegenų veiklą į 4 lygmenis. Nežinau, gal kas žino, bet aš prieš tai tikrai nežinojau, kol nepradėjau mokytis šito proto galių. Tai yra beta, alfa, teta ir delta. Beta lygmuo, tai tas lygmuo, kuriame mes būname visą dieną. Ir mūsų smegenys vibruoja 21 ciklą per sekundę. Šis lygmuo idealiai tinka fiziniai veiklai. Tada mes panaudojame energiją, fizinę energiją, bet ne smegenų veiklai. Smegenų veiklai šitas lygmuo visiškai netinka ir todėl loginiai yra tie pamastymai yra iš tikrųjų neteisingi ir mes labai darom daug klaidų. Todėl. Alfa lygmuo idealiai tinka mąstyti. Smegenys čia vibruoja 14 ciklų per sekundę. Alfa dažniai yra patys stipriausi, pastoviausi ir sinchroniškiausi. Čia įsijungia mūsų dešinysis pusrutulis ir mes jau galim duoti valią savo vaizduotei. Toliau teta lygmenyje smegenys vibruoja nuo 4 iki 7 ciklų per sekundę. Šis lygmuo naudojamas nuskausminimui operacijų metu. Na ir paskutinis delta, tai yra pasąmonės būsena. Smegenų vibracija čia siekia vos 0,5 ir iki 4 ciklų per sekundę. Šioje būsenoje mes ateiname į pasaulį ir išeiname iš jo. Tai va tokie 4 lygmenys yra mūsų smegenų ir kokią jie duoda didelę reikšmę mūsų gyvenimui. Bet dėja 90% žmonių ir mąsto, ir veikia būdami beta lygmenyje. Ir tik 10% žmonių mąsto alfa lygmenyje. Ir jie yra sveikesni, laimingesni ir daugiau pasiekia gyvenime. Na, o kaip visą tai panaudoti savo gyvenime? Išmoksite, jeigu dalyvausite mokymuose seminaruose, kur vyks ir praktiniai užsiėmimai, ir kuriuos ves šios srities patys geriausi specialistai. Todėl aš nesiruošiu visą šitą medžiagą dėstyti, todėl kad tai turi pravesti iš tikrųjų specialistas, kuris dirba šitą darbą. Na, o dabar šiek tiek apie mūsų mintis, kurios materializuojasi ir kuria mūsų gyvenimą.
mąstymas, idėjos, siekiai yra viso mūsų gyvenimo, visos mūsų veiklos pagrindas. Taigi pirmiausia eina mintis, o po to eina vaizduotė. Ir yra du pagrindiniai žmogaus mąstymo ypatumai. Labai svarbu teisingai mąstyti pozityviai ir orientuoti mintį į rezultatą. Ir neleisti kitų pašalinių minčių. Ir tą reikia daryti alfa būsenoje. Na, o trumpai tariant, aš jums truputėlį galiu pasakyti alfa būseną, tai yra ta būsena, kada mes atsidurime prieš užmiegant, prieš grimstant į sapnus. Bet mes tą turim daryti sąmoningai, reiškia, neleisti savęs užmigdyti. Tai va. Ir antras, įsivaizduoti tą rezultatą, nes mintis iššaukia vaizdinį ir būtent tai, ką mes vizualizuojame, turi tendenciją išsipildyti. Tai reiškia, kaip mes turim visą tą atsakingai daryti, todėl kad viskas labai greitai materializuojasi. Ir va todėl daug pasiekia ir sėkmingi žmonės pasižymi tuo, kad puikiai įsivaizduoja patį rezultatą. Būtent, ką nori turėti, tą turi ir vizualizuoti. Ir tada tas tau įvyks. Per dieną mus aplanko apie 60 000 minčių. Dažniausia tos mintis ir tos pačios, todėl ir rezultatai pas mus būna tie patys. Nu, aš ir neįvardinsiu jų patys savo smegenyse pasirausę, suprasit pagal rezultatą, kokias jūs mintis leidėte. Tai va, ir jeigu norite kitų rezultatų, tai turite nukreipti mintis būtent į tą rezultatą, kokio jūs norite. Ir labai svarbu atsipalaiduoti, va tas ir yra alfa lygmuo. Nes mes pagrindė mąstom streso būsenoje, o toks mąstymas duoda iškreiptą rezultatą. Mąstymas ir vizualizacija alfa būsenoje, kurio išmoksit mokymuose, duos jums labai puikius rezultatus. Todėl aš dar sykį, va kiek čia kalbėsiu, kviesiu visus tos mokymus, iš tikrųjų, jeigu jūs norit būti sėkmingi ir turėti gerą gyvenimą. Vaizduotė yra proto pagrindinis instrumentas, kadangi yra tokia tendencija erdvėje vaizdiniams išsipildyti. Napoleonas yra pasakęs, kad vaizduotė yra stipresnė už protą. Žmonės anksčiau daugiau žinojo negu mes. Norint sulaukti sėkmės, labai svarbi yra vidinė motyvacija. Geresnių rezultatų sulaukia tie, kurie orientuojasi į kitus žmonės. Ir jeigu seksis kitų žmonėms, seksis ir jums. Jeigu nori sėkmės tik savo, visada sako, taip pats ir dirbk. Bet jeigu tu į savo projektą įtrauksi dar bent 2 žmonės, kuriems norėsi to paties, ko ir savo, visata tau padės 100%. Taip kad tai labai gera praktika darbui komandoje mūsų veikloje. Jeigu mes norėsim, kad mūsų komandos visi nariai pasiektų tą patį, ką ir mes, ir programuosime šitą savo mintyse ir vizualizacijoje, tai ir mums labai seksis. Todėl noriu pabrėžti, kad pradėkit keistis jau dabar, šią minutę, šią sekundę ir jau dabar priimkite teisingą sprendimą. Mokytis ir dar kartą mokytis. Todėl kviečiu į mokymus. Na, o mūsų visas gyvenimas tai yra didžiulė akademija. Ir tiesiog šitai pirmai mano daliai užbaigti, nes paskui aš trupučiuką apie save papasakosiu, noriu tokius žodžius paskaityti daugelio knygų autoriaus ir strategijos eksperto ir lektoriaus Džono von Eikeno žodžius. Gal kas nors norėsit užsirašyti, ką aš jums ir siūlau, todėl kad galit panaudoti savo prezentacijoje žmonėms, todėl kad iš tikrųjų man labai patiko čia
jo šitos mintis. Jis savo visų seminarų pabaigose užduodavo vieną klausimą. Ką jūs darysite su savo gyvenimu? Nu, vat išklausė kažką. Yra tik du variantai. Jūs unikalus. Jūs galite pasiekti viską, ką sumanysite. Todėl pasirinkite kelią šiandien ir dabar. Ir svajokite kiek įmanoma daugiau. Ir permokinkite, dar tą žodį pabrėšiu, permokinkite savo smegenis. Tapkite užtikrinti. Pritraukite tik tai gėrį. Išnaudokite visas galimybės. Darykite po vieną žingsnį kiekvieną dieną. Tvirtinkite santykius tarp žmonių. Siekite gerovės maksimaliai. Ir neužmirškite. Nuspręskite, ko norite. Pasiruoškite ateities sėkmei, nes ją irgi reikia mokėti priimti. Patikėkite savimi. Pasitelkite drąsą. Užduokite klausimus. Venkite negatyvo. Ir palikite komforto zoną. Čia tiesiog išskirkite šitus žodžius. Palikite komforto zoną. Nes tas sėdėjimas prie televizoriaus, jisai mums neša tik tai nesėkmes. Paleiskite praeitį ir atminkite, niekada nepasiduokite. Tai vat šitie žodžiai man tiesiog yra kaip lozungas, kaip su vėliava galima eiti surašęs prieš akį ir mokinti savo komandą. Na, o dabar aš tiesiog nežinau, aš jau seniai galvojau, kad galiu kažkam tai galbūt papasakoti savo tos potyrius iš to, ką aš dariau ir kodėl būtent mano šito istorijoje, ta mano sėkmė surišta su tokiu netradiciniu būdu. Ir kai kam aš papasakojau savo komandos, kai kam papasakojau ir į mane pažiūrėjo trupučiuką labai keistai, todėl kad čia ne visi supranta šitą dalyką, bet kaip tu matai, kaip tas veikia ir kaip tas dirba, nežinau, kodėl nusisukti nuo šitų visų žinių ir nuo visų šitų apmokymų. Vat Evelinai truputėlį papasakojau ir jai pradėjo sektis, ką aš dariau, reiškia, per tos Silva metodus, kokių ten visokių, reiškia, praktikų mes mokėmės ir jūs, jeigu į mokymus eisite, išgirsit, galbūt ne tik tai tas metodas bus, bet bus ir šitą metodą aš bent Vilniuje žinau. Ir vyko tokie labai, įdomus dalykai, todėl kad aš pradėjau nuo pardavimų, jau ne vieną kartą šitą sakiau, bet aš niekur neieškojau šitų pirkėjų savo.
Aš tiesiog, kaip sakiau, ten per pažįstamus ir taip toliau. Bet ateidavo tokiom krūvom, kad, nu, neįtikėtina, kad 20 po daugiau. O šitame Silvio metode, reiškia, yra tokia praktika, kur tu įeini, nu, aš prieš miegą darydavau tokias 15 minučių labai nedaug užima ir įsivaizduodavau, kaip su kokiu džiaugsmu žmonės pas mane perka, moteris, aišku, daugiausia, perka tuos kvepalus. Ir matydavau, vizualizuodavau visą šitą. Minė, tiesiog visą minę, ištiesia rankas, kaip jie ima, aš atnešu tuose gražiuose maišeliuose, kaip pas mus yra. Ir jie man duoda, reiškia, pinigėlius, aš jiem atiduodu tos kvepalus, jie čia patvėpinasi, džiaugiasi, kaip jiems patinka ir taip toliau, ir taip toliau. Ir vat, metus laiko, kai aš dabar aš jau neturiu laiko tiesiog pardavimuose, daug mažiau jau pardavinėjau, bet metus laiko aš ant tiek, nu, man pačiai būdavo labai įdomu, kad iš kur atsiranda tų žmonių, kad kai aš jų neieškau. Ir net direktorius vieną kartą buvo pasakęs, reiškia, kai aš paklausiau, ką man dabar daryti, ar čia man sustoti šitą mėnesį, kitam mėnesį atidėti, nes reikia 8000 taškų pasiekti. Jis sako, nu kitam tai sakyčiau sustoti, bet kas su tavim darosi, tai aš nežinau, tai tu pati žiūrėk. Tai va. O po to, reiškia, jau kai pradėjo žmonės prašytis pas mane, kad ar galėtų ir jie čia įsidarbinti, užsirašyti ir dirbti, sakau, prašau, kodėlgi ne. Aš pradėjau vizualizuoti būtent tuos žmonės, kaip jiems sekasi. Ir taip kūrėsi ta komanda pas mane labai įdomiai, reiškia, nes manęs ten kai kas yra prašęs nesakyti, kad, reiškia, kad aš iš tikrųjų tai neatvedžiau nei vieno žmogaus iš šitą kompaniją, jie patys pas mane atėjo, kurie yra. Pat tiesiog, nu, tu pritrauki, nes tai yra tas traukos dėsnis ir būtent naudojant tas praktikas iš Silvio metodo, tau tos aukščiausios jėgos labai padeda. Aišku, savaime, kad jeigu žmogus yra dar toks padaras, kad ir kartais ir šitą dalyką pritingi ir buvo tokie momentai, kai aš tiesiog pamiršdavau, kad man reikia kažką tai daryti, o galbūt jau galvojau, kad čia viskas savaime toliau eis, tai va, ir prisistabdo, ir vėl reikia tada įjungti šitą mechanizmą. Na ir taip pat įdomiai buvo, reiškia, prieš tą mano kelionę į Egiptą, irgi aš gal mėnesį laiko įsivaizdavau visą laiką, kad guliu Egipte. Ašgi net neįsivaizdavau, kad aš galiu pasiekti tą perlinę orchidėją, todėl kad ne taip lengva, čia vis tiek, aišku, savaime, kad ir tai nesupraskit, kad jūs čia vizualizuosit ir viskas savaime gausis. Viskas tas, reiškia, padeda jums įvykdyti tai, ką jūs galite padaryti po to visą dieną dirbdami, nes jeigu nedirbsit, tai irgi nieko neturėsit. Būtinai reikia dirbti, bet smegenys jau panaudoja daugiau šito proto galios ir jos dirba, jau jums padeda dirbti ir visata. Ir kaip ta komanda, dirbti su komanda, kaip toliau galvoji visą laiką ir kažkur ateina tos idėjos, ką toliau daryti, kad nestovėt vietoje ir kad tie rezultatai nebūtų vis tie patys ir tie patys. Nu, ką čia man dar prisiminti iš tos... ir toliau tiesa dėl... nu ir va, aš kažkur tai nepilną mėnesį aš taip vizualizavau, kaip aš guliu tenais Egipte, saulėje, po palme, pasižiūrėjau žurnalę, kaip ten atrodo maždaug. Va, nu ir išvažiavau, gavusi dovanų kelionę. O po to aš pradėjau vizualizuoti šitą klasės Mercedesą. Ir kaip aš su juo važinėju ir taip vat, ir ant tiek gera būna, kad tu atsiguli vakare prieš miegą ir tu pasineri į tokius džiaugsmingus tokius įvykius savo gyvenime, nors jų dar nėra, bet jeigu tu juos vizualizuoji ir matai tą galutinį rezultatą, jis iš tikrųjų visada įvyksta, visada. Tai reikia dar
būtinai tikėti ir negalima nei truputėlio to abejonės į tai įkelti. Ir išlaukti. Nes aš kaip pagalvoju, daleiskim, kai anksčiau aš visą laiką pirkdavau tuos bilietus į tą, net neatsimenu, kaip vadinasi. Tas lošimas, reiškia, ir vis galvojau, kaip išlošti naują mašiną. O dabar aš jau neatsimenu, jau kiek jau metų, 4 metus kokius neperku. Ir va, vis tiek, reiškia, ta svajonė mano išsipildė, jinai išsipildo kitų būdų, per kažkur tai kitur, bet kad aš važinėčiau su nauja visiškai mašina, aš niekada negalvojau, niekada, kad aš galėsiu pasiekti tokio lygio, kad galėčiau važinėti tą mašiną. O kai pradėjau dirbti, prašau, ir gana greitai tas viskas ateina, labai. Taip, kad aš jūs iš tikrųjų labai nuoširdžiai kviečiu į šitus mokymus. Ir nepagailėkit pinigėlių, tai yra ten labai nedidelį pinigėlį, ten 60 ar 80 litų už visą dieną, nuo ryto iki 6 valandos, bet jūs gausit tikrai labai daug žinių ir praktinių užsiėmimų ir panaudosit savo darbe, būtent galbūt FM, galbūt kažkur tai kitur, nežinau, bet aišku savaime, ir padėsit savo žmonėms, kvieskit tuos žmonės, kurie nežino apie tai. Aišku, galbūt ne visi suvokia, ne visiems dar gal tas laikas atėjo, bet tenkitės kiek įmanoma daugiau tikrai mokintis, todėl kad nereikia stovėti vietoje, tik tai tie mokymai padės dabar mums vis aukščiau ir vesti savo žmonės aukštyn ir aukštyn. Na tai nežinau. Kai nėra su ko pasikalbėti, čia galima būtų šnekėti, bet kai viena pasakoja, tai labai jau sunku. Ir klausimų dar nėra. Tai va, tai yra klausimų. Yra jau klausimų, o sakai, nebus. Jurgita klausia, o koks laikotarpis pasiekti tokį rezultatą kaip jūsų yra greitai? Nu, aš nežinau, kiti greičiau pasiekia, gal jie dar daug geriau moka naudotis tuo, kaip aš išmokau, bet aš pasiekiau per 1,5 metų, o kiti galbūt ir greičiau pasiekia, bet tai man tai yra labai trumpas laikotarpis, todėl kad aš kitose esu dirbusi kompanijose, aš net dirbau lygiai tiek pat, o nepasiekiau nei panašiai. Tai va. Daugiau čia nematau klausimų tokių, kad kaip būtų. Jeigu daugiau... Niekas nesidomi. Apie mokymus niekas jokių klausimų neužduoda, niekas nesidomi. Kol kas dar nieko nematau, jokių klausimų tokių, kad jeigu nebus klausimų, tai galima bus. Bet klausia, pradžios negirdėjau, kokie mokymai. Kaune mokymai, aš nežinau, gal tu ir Nina gali pasakyti plačiau biškį? Čianais bus mokymai, ves mokymus Pikčiūnas, galite internetą į Google įsivesti ir pasižiūrėti, kokie Silvos metodą. Ir ten temos bus, aišku, labai aktualios. Tie mokymai bus 6 kartus, tai yra 2 kartus į mėnesį, mėnesio penktadienį. Ir žodžiu, jeigu yra klausimų, rašykite mano elektroninį paštą irminaj@gmail.com. Žinok, nutrūko tavo tą pradžią, dar sykį pakarto. irminaj@gmail.com. Ten vietų skaičius yra iki 30, tai dar truputėlį turim. Čia Jurgita sako, Pikčiūnų daug išmetė. Man atrodo, ne visi ten Pikčiūnai užsiema Silvos metodo mokymą. Aš tai pasakysiu jo vardą, tai jau. Kur čia palaukit 20.
Tie mokymai bus jau šį penktadienį pirmas mokymas Kaune, Jurbarko gatvė 2. Vygantas, taip teisingai Vygantas. Vygantas, jo. Vygantas, jo. O Vilniuje mes darysim preliminariai, bet tikriausiai, kad tada tai bus 19 kovo, vienos dienos bus nuo 9 iki 18 valandos. Va, dar toks priedas prie šitų 6. Ir ves Silva metodo dėstytoja Aleksandra Usevičienė. O dėl visų kitų smulkmenų, kur tas ir sąlygos norint sudalyvauti FM metinėse tinklapyje nerandu. Tinklapyje, jeigu norit rasti, eikite aktualijose, kur buvo rugsėjo vidury kažkur paskelbta. Tikrai rasite, bet galiu pakartoti, jeigu pasiesit 15% 3 kartus, tai jau liko iki balandžio, žodžiu balandis imtinai, vasaris, kovas, balandis po 15%, arba 2 kartą 18, arba 1 kartą 21. Nėra daugiau klausimų. Vaida klausia, Nijolė, kas jums labiausiai įsiminė seminare Kaune? Ačiū. Be abejo, Paulius, aš tiesiog įsimylėjus į jį. Jau Pauliaus šitą tas tobulėjimas eina.